Sveiki visi šį vakarą ir šiandien mes vėl su gydytoja psichoterapeutė Rūta Kažimėkienė, kuri dirba būtent šiuolaikiniai psichoterapijai ir su individais, ir su poromis. Ir šiandien mes kalbam apie santykius ir kalbam apie skirtingus partnerių gyvenimo būdus, apie skirtingus poreikius. Aš suprantu, būtent gyvenimo būdas atspindi skirtingus poreikius ir kalbam, kaip tai gali įtakoti santykius ir kaip tai galima paversti šitos poros stiprybę, o ne silpnybę. Tada, Rūta, tau būtent žodis ir galbūt pristatykim pradžiai, kaip skirtingi partneriai savo gyvenimo būdais įtakoja santykius ir ką su to daryti. Labas vakaras visiems. Šiandien vėl kalbam apie santykius, bet matyt ne šiaip sau kalbam apie santykius, turbūt tai tema, kuri mums svarbi pačiais įvairiausiais požiūriais. Ir turbūt ir tiek aš, ir tu tikriausiai, Juliau, ir mūsų kolegos tikrai labai pastebi, kad santykių problemos dabar yra vienos, poroje kylančios yra vienos iš dažniausių, dėl ko žmonės kreipiasi pagalbos. Dėl tų pašlyjusių santykių patirdami distresą, depresijos simptomus ar sumažėjusi pasitikėjimą savimi ir kitas problemas. Ir dėl to tikrai jaučiasi ir padidėjęs porų konsultavimo poreikis. Ir tai galima turbūt aiškinti irgi labai įvairiai, kad tokį tyrimą mačiau, kad tik tai apie pusę porų savo santykiuose jaučiasi laimingos. Tai matyt, ta kita pusė nori būti laimingos, stengiasi, ieško pagalbos, kai pasiekia jau aklavietę, tai greičiausiai dažniausia dabar išeitis skiriasi. Nes turbūt irgi matom patys, kad labai pasikeitė ir požiūris pats į santykius ir į gyvenimą poroj. Ir tikriausiai niekada anksčiau žmonės nekėlė tiek daug reikalavimų savo santykiam, gal nesitikėjo tiek daug iš savo partnerių. Nes dabar tikrai aš girdžiu, kad norim, kad partneris būtų ir geriausias draugas, ir geriausias meilužis, ir užtikrintų finansiškai, ir palaikytų emociškai, ir paguostų, ir užjaustų. Žodžiu, viskas viename tarsi turėtų būti ir kartais tikrai partneriai nėra pajėgus įgyvendinti tiek daug mūsų norų ir patenkinti tiek daug poreikių. Nes seniau tai tikrai žinom, ar ne, visi gyvendavo gal ne iš gero turbūt pasirinkimo, bet gyvendavo jau, sakant, kol mirtis išskirs, ar ne, ir su geriančiais, ir su smurtaujančiais. Kaip sakydavo, kryželį neša, vargelį vargsta. Dabar tas požiūris tikrai pasikeitęs ir žmonės tikrai bando dėl savo santykių stengtis, bando keisti. Ir dėl to įvairūs klausimai kyla, tarkim, kaip ir šiandien čia mūsų pavadinime toks užrašytas, ar ne, norų, kaip skirtingi norai gali paveikti, įtakoti santykį, kaip Julius gražiai sakė, kas slypi po tais norais, ar ne, kokie mūsų poreikiai. Ir kai kalbam apie santykius, jų kūrimą, auginimą, kalbam turbūt apie bendrai gal paėmus gebėjimą gyventi santykiuose, kas turbūt apima labai, labai platų tokį lauką veiksnių spektrą. Tai yra jau pradedant nuo to, kad mokėti pasirinkti tinkamą partnerį, gebėti mylėti, prisirišti, įsipareigoti, būti sąžiningiem, doriem ir atsakingiem. Ta prasme, labai daug dalykų. Ir tas gebėjimas išlaikyti ilgalaikį santykį tikrai priklauso nuo daug veiksnių, nuo kiekvieno partnerio vertybių, poreikių, žinoma, ir asmenybės bruožų, kurie savo ruožtu irgi turi įtakos tiek vertybių ar poreikių išreikštumui, tam, kaip žmogus suvokia pasaulį, kaip mezga ryšį su kitais, kaip palaiko tą ryšį. Ir todėl šiandien kalbėsim šiek tiek gal plačiau apie skirtumus
apie skirtumus partnerių ir kaip tie skirtumai gali kenkti ir kaip tie skirtumai gali, nežinau, ar tikrai gali padėti, bet kaip galima su tuo gyventi, kaip galima išmokti gerbti, pripažinti tos partnerio skirtumus. Tai ta tema gal tokia. Dėkui labai, Rūta. Aš tik tai primenu abėcėlę ir mes su Rūta esam jau apie tai šnekėję ankstesnėse transliacijose. Tai kai mes kalbam apie porą ir apie gyvenimą poroje, mes turim kalbėti ir šitas gyvenimas priklauso tik tai nuo 2 dalykų, mėlyje. Tik nuo 2. Tai nuo to, kaip mes galime tenkinti savo poreikius šitoje poroje ir kokiomis taisyklėmis mes vadovaujamės tos poreikius tenkindami. Viskas mano nuomonė. Jeigu mes gebame tenkinti poreikius, jeigu taisyklės yra aiškios ir mes sutinkam su tuo ir mes dirbam komandoje, laikydamiesi šitų taisyklių ir abiejų pusių tenkinam poreikius, šita pora yra ideali. Ir kai Rūta pasakojo apie anksčiau, daug kas anksčiau ir dabar, tai jeigu kalbam apie mūsų poreikius, tai mes galim tenkinti apatinius poreikius, viršutinius poreikius, kai apatiniai poreikiai patenkinti. Tai anksčiau dėl to buvo stabilesnės šeimos, kad būdavo labai sunku apatinius poreikius, mėlėjai, patenkinti. Tai yra bazinius poreikius, maistas, būstas ir taip toliau, biologinius poreikius ir saugumo poreikius. Ir žmonių visos pastangos buvo nukreiptos į šitų 2 išgyvent, viskas, išgyvent. Ir ten apie jokią savivertę, savirealizaciją ir transcendenciją nebuvo šnekos. Tai šiuo metu, kai mes patenkinam apatinius poreikius ir atsiranda tada saugus prisirišimas, savivertė, savirealizacija, transcendencija, tada mums iškyla problemų ir tie partnerių skirtumai ir atsiranda. Tai va, žmonės aš tai pasakysiu, gali jums nepatikti, bet žmonės pritaikyti yra sunkiai gyventi. Žmonių smegenys, jeigu pažiūrėsim iš neuromokslo, pritaikyti gyventi sunkiai, bet nelengvai. Ir kai sunkiai gyvena, kai reikia maisto gauti yra sunku, kai išgyvent sunku, išlikti sunku, žmonės funkcionuoja, smegenys jų funkcionuoja produktyviau. Ir kai jau nėra šito iššūkio, tada žmogaus smegenys pradeda kurti visokius dalykus ir atsiranda problemų. Aš tą sakau su šypsena, bet va dabar tau, Rūta, noriu pasakyti, kaip tau atrodo šitą dalyką. Dar pusiau su šypsena irgi pridėsiu, kažkur neseniai čia mačiau tokį pastebėjimą irgi, kad antikos laikais romėnai gyvendavo, vyras vidutiniškai 37 metus. Tai kokia ten ta santuoka bebūtų, jinai netrukdavo ilgai, ar ne, žmonės tikrai gyvendavo. O čia ta tiesioginė prasme, kol mirtis išskirs, dažniausiai ir neišsiskirdavo, dažniausiai mirtis išskirdavo, nes mirdavo vienas iš partnerių. O va dabartiniais laikais, kai mūsų gyvenimo trukmė taip stipriai pailgėjo, ar ne, ir moterų berods dabar 84 metai, vyrų 75, turi panašiai kažkaip, ar ne? Tai jeigu žmonės susitokia pakankamai jauni, tai kiek laiko daug lieka. Ir irgi aš galvoju, kad tas ilgai praleidžiamas laikas kartu, jis irgi įneša savo tokias korekcijas ir savo pataisas, nes gyventi ilgai poroje, irgi reikia mokytis ir dėti atitinkamas pastangas. Ir dar tam tyrime beje mačiau labai tokią įdomią statistiką irgi, kad jeigu dabar žmonės išsiskiria panašiai po 10-12 metų, tai realiai tai pailgėjo gyvenimo trukmė mūsų, bet santuokos trukmė tai nelabai. Ten tokia įdomi išvada buvo padaryta, bet tokiu įdomesnių kampų pasižiūrėta į santykius. Jo, tai visos poros
prasideda nuo sukūrimo poros. Taip? Ir visos problemos irgi prasideda nuo sukūrimo. Ir labai dėkui už komentarą, labai dėkui. Mes jį reaguosim. Tai jeigu mes žinom šitas 2 taisyklės apie savo poreikių tenkinimą ir apie taisyklės, tai mes galim kurti santykį. Už tai šiuo metu ir kuria žmonės santykius vėliau negu anksčiau. Taip? Mes galim kurti santykį, būdami daugiau sąmoningais ir suprasdami tuos savo poreikius ir ieškodami tokio žmogaus, su kuriuo būtų galima šitos poreikius tenkinti geriau, ne kad jis tenkintų mūsų poreikius, bet su kuriuo mes galime tenkinti šitos poreikius ir kurio taisyklės atitiktų mūsų taisyklės, ane? Arba jos taptų bendros taisyklės, taip? Tai truputį užtrunka, taip? Bet jeigu mes taip sąmoningai sukuriam porą, šansas išlikti joje visą laiką arba ilgą laiką yra didesnis. Taip, labai pritarčiau Juliui apie to santykių kūrimą. Kažkaip aš vis pagalvoju, kad labai yra tikrai svarbu tiem jauniem žmonėm, ar žmonėm nebūtinai jauniem, bet tiem, kurie ieško poros, kurie stengia kurti savo santykius. Irgi, kaip ir sakai, pradėti nuo pat pradžių, nuo jų kūrimo, atsirenkant tą partnerį, susirandant tą partnerį. Ir tas santykių sąmoningas kūrimas nuo pat pradžių jis tikrai turi labai didelę prasmę. Skamba tai gal keistokai kartais, nes žmonės lyg ir priešina, sako, kai čia per nesąmonę, čia kažkaip dirbtina, netikra, meilė tai turi būti, žaibas, turi viskas ištikti, o ne sėdės ir čia dabar atrankos kriterijais kažkokiais tai vadovausiuosi, tai atrodo, kažkaip nenatūralu žmonėm ir lyg tai nesinori to daryti, bet labai dažnai paskui taip ir įvyksta, kai susipažįsta mergina nuobodžiaujanti, kad nėra su kuo atostogas praleisti, su kokiu nors vakarėliu liūtu, kuris visai nenori įsipareigoti, bet už žiūrėkiu vaikas dar gimsta. Tai ta prasme, problemos tokios jos prasideda ir tęsiasi dėl tokio nesąmoningumo, nepagalvojimo, kaip aš tą santykį noriu kurti, koks tas mano partneris turėtų būti, kokį aš tą partnerį savo santykyje noriu matyti. Ir todėl man irgi atrodo, kad labai tas sąmoningumas, nors jis ir neatrodo gal labai toksai, kaip čia, tai romantiniai meiliai, kuri dabar šiek tiek popkultūros tokia irgi labai išaukštinta, kad turi trenkti žaibas, įsimylės ir viskas kaip sviestu patepta vyks ir nereikės pastangų dėti, nei kažkokio ten atrankos vykdyti. Tai man atrodo, iš tikrųjų, kuriant santykius labai prasminga, pirmiausia, savęs paklaus, kuo tai žmogus man įdomus, kuo jisai mane traukia, kuo jis man patinka. Ten irgi visko galima surasti dar turbūt irgi. Ar tai su praeitim kažkaip susijusių dalykų, ar ne, kad ten, nežinau, gal vaikinui labai imponuoja mergina, kuri ypatingai mamiška, rūpestinga, globėjiška, gal to labai trūko. Nes mama, pavyzdžiui, buvo darboholikė ir dėmesio nelabai skyrė, ar ne, sūnui. Bet ar tikrai tas santykis, tikrai tas, kurio jis nori, turbūt reikia atsakyti. Ir aišku, man rodos labai svarbu išdrįsti, ką irgi žmonės pradėdami santykius nelabai drįsta, aš ką girdžiu, tai tai mes čia dar tik 3 mėnesius draugaujam, tai kaip aš čia dabar paklausiu tokių dalykų, ten apie gyvenimo planus, apie tikslus, kaip mato ten. Kažkaip tai irgi taip nedrįsta klausti, bet iš tiesų tai irgi tas partnerio vertinimas, skanavimas, bandymas pamatyti, ar žmogus, pavyzdžiui, yra atviras. Turbūt sąžininga norėti gauti atvirų atsakymų į savo klausimus ir pačiam įsivertinti, ar tas žmogus įtraukia į bendravimą, į savo gyvenimo įvykius, ar supažindina su šeima, nes, sakyčiau, irgi keistai atrodo. Tikrai tenka matyti žmonių porų, kurie, tarkim, gyvena kartu 3 metus, tačiau
su tėvais nesupažindinę vienas kitų tėvais. Tai